Pavyzdžiui, galima atsistoti. 7 pratimai. Pirmas pratimas. Stovėti ant pėdų taip ir tiesiog atsistoti ant krašto. Ant vienos pėdos ir kitos pėdos krašto. Ir paskui ant kitų. Tu esi daręs pilnai šitus pratimus, ar ne? Ne. Ne, tai šiek tiek. Tai kiek per jogą, kiek darydavom, tai tiek ir, bet šiaip tokios praktikos neturėjus. Iš esmės mes čia norim tiesiog pratempti čiurnus. Aš suderinau su kvėpavimu, kai įkvepiu perleidinėju, kai iškvepiu būnu šonu. Įkvepiu perleidinėju, iškvepiu būnu šonu. Švelniai įkvėpiu, švelniai iškvėpiu. Sudėk savo kvėpavimą ir pėdas. Gerai. Grįžtam tada papurtų pėdas atpalaiduoti. Pratimai tikrai nebus sunkus, o tiesiog tokia lengva mankšta. Tada atsistosim, viena pėda bus kaip pusiausvyrai laikytis, o kita pėda priekinė, ant kurios aš pasistiebinėsiu. Visas svoris ant priekinės kojos. Ir iš esmės aš pasistiebiu su priekinė pėda aukštyn ir lėtai leidžiuosi žemyn. Visas svoris ant priekinės kojos. Įkvepiant į viršų, iškvepiant žemyn. Tiesiog pasistiebimas. Kartuojam šitą pratimą. Ir čia jau atsiras tas savireguliacijos mechanizmas, kada tu pati nuspręsi, kiek tau užtenka. Norim pasiekti 5-6 iš 10. Kai jau jauti, kad atsiranda nuovargis, to ir užtenka. Norim šiek tiek prasimankštinti, bet nenorim sunkumo pasiekti. Tai jau ir užtenka. Ir tada vėl papurtom atpalaiduojam koją. Lygiai tą patį darom su kita koja. Svorį ant priekinės kojos. Čia man iš jūsų stabiliai stovėti. Jeigu nori, gali atsiremti į palantą su ranka. Galima ir taip pusiausvyrą išlaikyti. Jo, ir tada vėl atpalaiduoji, tiesiog papurti. Gerai. Dabar sekantis stovėsim vieną pėdą priekį, panašiai kaip ir buvo, tik dabar būsim pasilenkę ir su priekinė koja pritupiu ir lėtai grįžtu. Pritupiu, atsistok ir rankos lai būna arčiau pėdos. Ir dabar pritūp šiek tiek ir lėtai grįžti į stovimą. Ir irgi kitos ribos, kol pajausi, kad pavargsti. Jau pradeda koja drebėti. Gerai, papurtom, atpalaiduojam, ir šiek tiek laiko nurimti, jeigu. Ir darysim lygiai tą patį su kita koja. Labai užsisėdėjus ir labai raumenys neišsitempia, net atrodo per visur, net klausą pačią pakerta. Aha. Biškį tempia yra to tempimo šitam pratime. Na, ką pastebiu, tai pabandyk lėčiau biškutėlį, sekančius pratimus neskubėt, žinai, tada nervų sistema irgi jausis ramesnė ir atsipalaiduos daugiau.
darysim, tai bus plačiai kojos. Taip plačiai, kad tau būtų patogu, neturi ten būti labai sunku. Aha, tada pėdos lai žiūri į priekį. Švelniai sulenkiam kelius ir tada pasilenkiam žemyn. Ir čia paleisk, atpalaiduok nugarą, atpalaiduok kaklą, tiesiog pabūk tempime. Svoris per visą pėdą pasiskirsto ir čia tiesiog pabūk. Gerai. Drebuliukas irgi buvo? Gerai. Tai va, tai mes va taip pat iš esmės ir po truputėlį tas drebuliukas bus. Taip pat pasilenkus būsime, pereisim prie kojos. Lygiai ta pati pozicija, tik rankos prie kojos. Ir vėl čia pabūkime 3 įkvėpimus, iškvėpimus. Galvą atpalaiduok, paleisk visai. Švelniai įkvėpkim, švelniai iškvėpkim. Jeigu per daug, galėsi sugrįžti pailsėti. Arba pereiti prie kitos kojos. Irgi švelniai įkvėpiam, švelniai iškvėpiam. Gerai, norisi pailsėti, ne? Nesvaigsta galva? Ne, dar kol kas viskas gerai. Lygiai tas pats bus, tik tais rankos už savęs, lygtis skaipčiau šiek tiek už savęs ir irgi čia pabūsim. Lyg siektum už savęs. Ir čia irgi 3 įkvėpimai, iškvėpimai. Spauduojam, vėl papurti kojas gali, jeigu noris išsijudinti šiek tiek, nurimti. Daug savo laiko. Kokia savijauta. Gerai, daug šiek tiek savo nurimti. Gali pastebėti šiek tiek. Nieko mes neskubam. Toliau pastumsim šiek tiek dubenį į priekį. Pėdos maždaug lubų plotį ir dubenį pastumėm į priekį. Ir čia pabūna. Čia šiek tiek išsitempia raumenys priekyje esantis. Čia tiesiog švelniai įkvepiam, švelniai iškvepiam. Bet kokį pratimą darau ir iš karto pradedu drebėti. Čia yra susijęs su drebėjimu, mes ir norim aktyvuoti drebėjimą. Irgi šitą darau. Galiu paleisti kontrolę ir šitai. Bet galiu ir nedrebėti, jeigu noriu. Tai kai mokėjau. Tada pasižiūrim už savęs horizontaliai. Aha, ir pabūnam čia tiesiog. Čia tiesiog tempimas, nieko daugiau. Mes norim pratempti vieną pusę. Pabūnam biškutėlį šičia, kad tempimas pagilėtų. Persisukam į kitą pusę. Lygiai tą patį. Jis buvo šiek tiek į priekį pastumtas ir žiūrim už savęs. Vėl kai skirtų švelniai lėtai. Iškvėp. Grįžime vidurį, ten vidurį pabūsim. Čia nuo to tempimo ir prasideda šiek tiek drebuliukas. Jisai turi būti viskas gerai, mes jo norim. Nebent jis erzina, tada gali padaryti tiesiog pertraukėlę, sustabdyti. Ir lėtai grįžtam, atsipalaiduojam. Vėl, jeigu kažkur įsitempia, gali
išsijudinti, Šiaip stuburas mano labai kreivas, tai man jau ten tokia tai... biškį spaudžia, ne? Jo. Yra šitas pratimas. Nu tai gali tada lengviau, žinai, nestum daug labai. Iki skausmo tos ribos. Gerai. Dabar mums reikės sienos, iš esmės, va taip pat atsisėsti kaip ant kėdės. Pėdas padaryk lubų plotyje ir žiūri jos į priekį. Biškutėlį gali dar pėdas į priekį pastumti. Ir čia jau pati reguliuosiesi aukštį. Neturi būti sunku kaip sporto salė, bet turi tiesiog 5 iš 10 atsisėsti nuo sunkumų. Reiškia, kaip ir yra šiek tiek iššūkio, nėra visai, kad aš čia miegu, bet nėra ir sunku. Čia matau, kad aš galiu išbūti čia. Tai vat maždaug toks turi būti komfortas. Ir čia pabūsim. Gali stebėti savo kvėpavimą, gali stebėti pėdas, pavyzdžiui. Mes su dėmesiu nukeliauti į pojūčius pėdas, jau tai grindis. Labai sklandų žandikaulį. Čia irgi nervų sistemos ženklas, kad kova, žinai. Bet pabandyk tiesiog su ramiu kvėpavimu. Arba pakil biškį aukščiau, jeigu jauti, kad tu sukandi žandikaulį, pasidaryk lengvesnę poziciją. Kad savo kūnui tu visą laiką signalizuok, kad esi saugi. Jeigu tau sunku, nepatogu, padaryk pertraukėlę. Bet gerai, kad pastebi. Tas yra svarbu. Pastebi, kad kūne kažkas įvyksta tokio, kaip drebuliukas yra. Neerzina. Kai jisai tave erzins, visada galėsi atsistumti ir pailsėti. Tiesiog atsistoti paprastai. O šiuo metu tiesiog pastebėk, kurios vietose. Kas dėlė? Kojas. Kojas. Jau labai uždrebėjo. Iš esmės, taip po truputėlį tu prisipratinsi, pamatysi, kad ten nieko baisaus nevyksta, priprasi, žinai, ir tada tiesiog tokį su smalsumu pastebėk, kur ten dreba, žinai, kas ten vyksta. Dabar viduje kažkas tai toks jausmas, kad čia kažkur vibruoja. Vidinis drebulys, mes jį vadinam, yra išoriai, kada matosi, dabar nesimato labai stipriai, bet yra viduj. Tai jauti, kad yra drebėjimas. Irgi gerai. Ir jeigu gali, tiesiog pastebėk. Vyksta šiuo metu? Nežinau, kažkaip kojos dreba ir taip lyg tai ramu. Vis dar jauti kūną? Gerai, biškutėlį aukščiau pakėl. Pailsė. O čia tas, kur sakiau, kad turim būti čia ir dabar. Nes kartais dėmesys atsiriboja, nes jam per sunku būtų. Mes vėl sugrįžtame į kontaktą. Iš esmės mes norim būti kontaktą su kūnu. Aš tam irgi čia esu, tam žiūriu akis dėl to, kad būtum kontaktą, matytum, žinai, kad esi čia. Ir kai pasimesi, tiesiog padaryk pertraukėlę. Bet super, kad tu supastebi. Tas labai gerai, nes ne visi žmonės pastebi. Ir vėl, kai Aš aplamai jaučiu savo, aš bendrauju su psichoterapeute. Tai praktiškai kiekvieną kartą jinai, vau, kaip jūs pastebėt, vau, kaip jūs viską suprantat, kaip jūs žinot, tai man toksai,
Keista, aš viską suprantu, pavyzdžiui, suvokiu protu, bet, nevaldau situacijos, mane valdo. Čia irgi drebi? Mhm. Gerai. Taip. Nes čia gali būti, kad net lengvesnis drebėjimas bus nesunkus. Bet va kažkaip pradeda kojos drebėti, pradeda krūtiniai labiau. Tokia net atrodo sunkiau kvėpuoti. Ok. Krūtinės kvėpavimas iki 6 iš 10. Jeigu jauti, kad sunkiau negu 6 iš 10 kvėpavimas, tada vėl padarai prašymą. Tai sunkiau jau tada. Gerai. Ir čia taip tas paleidimas šitaip vyksta? Jo, paskui darysim gulinčioj pozicijoje, bus lengviau dar. Drebaliukas tas bus. Iš esmės, jo, tu, kaip matai, man pati gali kontroliuoti. Mhm. Dabar dar mano mokytojas rodė vieną variaciją, sako, kad lengviau, tai galėsi pabandyti atstumti dubenį nuo sienos, tiesiog į priekį pastumti šiek tiek dubenį, taip pat stovint, užpakalį pastumti nuo žemės, į priekį, taip, gali va taip pabandyti padrebėti. Ir gali būti, kad tau bus patogiau šiek tiek. Vyksta nedrebėjimas. Kojose vyksta drebėjimas, kažkaip ant krūtinės lengviau kojose. Esmė nebėgti nuo pojūčių, o kada jau per daug patampa, tiesiog padaro pertrauką. Tai va taip ir su uždėjimu. Neišbūna tų būsenų ir uždėjimų. Jo, šitas dalykas. Super, gerai, kad tu reguliuojasi pati, žinai, nes lietuviai yra pratę varyti per jėgą. Per jėgą. Sakau, Neturiu jau jėgos viską pradėti, bet jėgos nėra, už tai turbūt ir kontroliuoju. Sakau, padarykit pertrauką, nedaro žmonės pertrauką. Šaunuoliai. Gerai, dabar žiūrėk, padarysim. Tiesiog pasilenksi žemyn, šiek tiek sulenktos kojos ir va taip papūsi. Paleisk galvą, paleisk nugarą, tiesiog pabūti. Irgi pajusiu tikriausiai, kad atsiras drebuliukas kojose ar kažkur kitur. Labai greitai, nes mano kojos, aš net negaliu pilnai ištiesti jų, pavyzdžiui, nes man iš karto tempia. Tai dėl to čia gali būti sulenktom kojom. Švelniai įkvėpiam per nosį, švelniai iškvėpiam. Ir su sekančiu įkvėpimu lėtai grįžkit stovimo poziciją. Koja minutė pradėjo. Super, dabar atpalaiduok, papurtyk šiek tiek. Tai nebaisu? Ne, kol negaliu, kol nebaisu. Tai va, čia tu iš esmės gali kontroliuoti visą tą procesą. Tai patinka, atsistumi, padarai pertrauką. Gerai, dabar atsigulsim ant nugaros. Pradžiai tau galiu tiesiog parodyti, pasižiūrėti. Bus tokios pozicijos, šitai būsim, tada pakelsim dubenį šiek tiek, čia palaikysim ore. 3 įkvėpimus ar minutę kokią, tada grįšim. Ir paskui artinsim kelius vieną link kito. Iš pradžių šiek tiek pakelsim, palaikysim, paskui dar šiek tiek pakelsim, dar šiek tiek pakelsim, dar šiek tiek pakelsim. Paskui pėdos bus ant žemės. Kada, čia kaip irgi buvo, ne, kada norisi pertraukos, ištiesini kojas ir paguli tiesiog ramiai. Ir tada gaunasi tau atsipalaidavimas. Dabar pradžioj suteik pėdas į drugelį ir atsigulk ant nugaros. Gerai. Ir visiškai kelius paleidžiu žemyn. Pėdos sudėtos, kartu suglaus pėdas su keliai. Čia miškutėlės.
paleisim šiek tiek dubenį į viršų, kad maždaug ranka tilptų po užpakaliu, tu užtenka ir čia palaikysim. Švelniai, bet viršūnė. Labai nesilaiko. Ir arčiau šiek tiek prie savęs. Gali žemiau laikyti. Jeigu per sunku, galėsi nelaikyti. Super, lygiai trepėjimas. Aha. Štai pavyzdys. Negarsus, aplinka. Išėjus buvo. Tai sakau, gali likti atsimerkus visą laiką, gerai? Tada aš matysiu ir tu matysi, kada jau išeidinėja tas dėmesys, tai mes porėtų tave sugrąžinsim, nuraminsim. Aha. Kaip dabar? Dabar tiesiog paleisk taip kelius ir pabūk. Nieko daryti nereikia, tiesiog atsipalaiduok, paguldyk. Su savo dėmesiu nukeliauk į pėdą. Pabandyk pajausti, kaip jūs liečiasi vienas su kitu, prisilieti. Dabar paimk savo delnus. Ir kad lengviau jaustųsi delnai, šiek tiek suspausk kumščius ir paleisk. Suspausk ir paleisk. Suspausk ir paleisk. Gerai, pavaduok. Tiesiog pastebėk, kad daugiau dabar dėmesio delnuose. Pastebėk delnuose šilumą ar ten pojūčius, kas bebūtų. Gerai. Vėl sugrįžtam į visą bendrą erdvę. Šiek tiek kilstelk kelius. Per daug, biškį žemiau. Čia palaiko. Pėdų atstumas nuo sėdmenų pagal save jau kaip to patogu, ar toliau ar arčiau pasireguliuosi. Gerai dabar viskas. Rankas irgi galėsi pasireguliuoti, galbūt norisi ar ten ant savęs laikyti, ar plačiai, ar siaurai. Galėsi laisvai būti, taip kaip patogu. Gerai, kas vyksta? Paskui. Drebuliukas kojos. Kuriuose vietose kojų? Ar yra viena vieta? Ne, per visą koją. Gerai. Jau matosi, kad visus kojos dreba. Ar tas vidinis drebėjimas yra krūtiniai? Ne. Dabar to viršutiniai. Gerai, dar šiek tiek kilstelk kelius. Čia vėl palaikom. Kiek reikia tų seansų? Nėra tokio vieno, kad matai, reikia. Pagal žmogų. Tai čia kiek norisi ta prasme ir kaip po to jautiesi ir... Jau, stebėti, kaip jautiesi. Tai
Tai taip pat ir masažai, ar tai kokie kiti dalykai. Tas pats. Vienam žmogui ten reikia 10 seansų, o kitam 3. Tai... Ir šiaip čia yra, nu, praktika. Ją galima visą gyvenimą daryti. Labai noriu lankyti jogą, bet šiuo metu niekaip nepajėgiu ir jaučiu, kad ateisiu į savaitę kartą, paskui vėl neisiu. Tai noriu, Resursų biškai, kad jau atsirastų. noriu turėti normalesnį bent jau gyvenimą. O kaip tu šitą vietą radai? Feisbuke įdėka filmuoju. Aha. Man reikėjo kaip tik vadinti. Ir dar keliam aukščiau kojas. Ir čia palauk. Čia biškutėlį pasikeisti. Jaučiu. Tokiais tokiom bangom užeina, atrodo ramiau ir Kuriuose vietose? Ar išeina iš kojų, ar kojose viskas? labiau šitą šlaunys. Šlaunys. Dabar biškutėlį mėgimo. Pasiduodu. Nevargina. Na, Toks atpalaiduojantis turėtų būti. nu tik taip, kai nepatinka, tai jau pabandau sustoti. Jo, jo. Viską kontroliuoji ir galėsi daryti bet kada pertraukas, kada norisi ištiesti kojas tiesiog. Kažkas keičiasi. Nugara pradeda drebėti, labai nugaru apačia. Super. Net atrodo pilvas labai. Labai. Šiek tiek keista lankė visočių vienas kitų. Pagal tokį drebėjimą daug įtampų pas mane yra, ar galima pasakyti, ar ne? Ne. Šiaip aš netgi vertinu, kad kuo lengviau drebulys vyksta kūne, tai jaučiu, kad žmogus labiau turi kontaktą su savimi ir daugiau yra atsipalaidavus sistema. Nes kada nedreba žmogus, tada jis yra įsitempęs iš tikrųjų, nes jis neleidžia savo kūnui. Tai dar, kad atsirastų drebėjimas, turi žmogus jaustis saugus visų pirma. Gerai, pakeisime konstantą pakelti. Mėnesio kontrolį. Jeigu norėsit, visada yra nergis. O čia ir Gal taip kažkur šilta. kitur. Išvažiuojat? Žiūrėk, aš tau galiu duoti raktelius ir pats. Perstatyt mašiną.
kažkaip tokia, nežinau, pavargus atrodyti, taip slaupina lyg tai užsimerkčiau ir mėgaučiau. Pabandyk tiesiog pabūti dar šiek tiek su savimi. Atmerkti akis, pasižiūrėti į vieną pusę, į kitą pusę. Švelniai lėtai pasugavo ir tiesiog pasižiūrėk, aišku, čia nėra labai daug kažkokių spalvų, bet tiesiog pamatyk gal vieną kitą objektą, jų spalvas. Mane atsisuk pamatyti irgi. Gali akis pamatyti, gali pamatyti aplinką. Tiesiog Tavo rudus akys. į žalumą, į rudumą nesuprasi. Gerai. Na, jeigu norisi vėl gali spausti šiek tiek delnus ir paleisti. Kažkaip per kojas eina šiurpas. Gerai. Gali ir pėdus suspausti ir paleisti, suspausti. Labai pėdų daug negaliu, nes jaučiu, kad magnio trūkumas ir dažnai kojas traukia. Traukia, ne? Gerai. Žiūrėkim. Dabar vėl ar esi pasiruošus, kad dar kažkokėlį padirbėti ir jau norisi užbaigti. Jau norėčiau užbaigti iš tikrųjų. Šiaip dar norėtųsi man padaryti, nes sekantis jau kai bus pėdos ant žemės, tada nervų sistema išleidžia. Dabar mes sukėlėm šiek tiek Gerai. ir dabar mes norim paleisti. Tai aš nenorėčiau, kad tu išeitum negavus šito. Gerai. Tada padėkim pėdas taip ant žemės. Na, taip kaip patogu, žinai. Ir švelniai lėtai kelius į šonus ir kol pati rasi savo drebuliuką. Gali dabar pati jau improvizuoti, kokiam aukštį kelius laikyti, ar plačiau, ar siauriau. Pati pasireguliuoti kažkokiai. Kaip drebasi. Kažkaip lengva visai. Jo. Jo, atrodo, kad visai gerai. Na, tik tai pastebėk tas, jeigu dar bus būsena ta, kur sakai, kai norisi jau biškį užmigti ar užsimerkti, tai tada duok man žinoti. O dabar tiesiog stebėk, kurioj vietoje dabar yra drebuliukas, nesiskinta. Glaudaus. Nosį. Ar jisai turi vienodą ritmą, ar jisai toksai užeina, praeina visai kaip žinai? Neturi ritmo. Neturi. Ar į pilvą eina šiuo metu? Ne. O dubuo? Eina. Irgi dubinis. Vėlgi, dabar jau tu pati reguliuojasi ir aš norėčiau, kad darytum pertraukėlės, kai jau pajunti, kad biškutėlį atsiranda nuovargis. Gal tiesiog pailsi. Padeda tas? Kažkaip viskai prasiblaškau, nes taip užjautrumai, toks užslopinimas, kad atrodo viskas, užmėgsti. Pats pasukėjimas galvos, jisai orientuoja dėmesį ir tada nervų sistema supranta, kad esi saugi. Nes kai žmogus nėra saugus, jis nesukioja galvos. Kai yra saugus, jisai dairosi. Mes kai dairomės, tai duodam signalą kūnui.
kas tiesiog įkvėpkit pilvą prieš dedant. Ir švelniai lėtai iškvėpk. Leisiu atsikvėpti. Kai būsi pasiruošus, jau galėsim eiti pagal sekundes. Galbūt tu visai gali ir va tokiam vat mikrodrebėjimui būti, jeigu tu jauti. Jaučiu. Nu, jisai tau mažiau tokio kels, mažiau kels įtampos, gal sakykim taip. Lengvesnis bus. Jis irgi naudingas yra. Daug ženklo, kad tiesiog palik tarpelį tarp dantų. Šaunu. Papasakok, ką jauti dabar kūne. Ar kažkur yra konkrečiai kūno Kažkur vieta? aplink kelius toksai kažkoks tai jaučiasi lyg įtampa tokia, lyg lengva, lyg kažkaip nesuprantu. Ir Lyg lengvumas, bet ir įtampa jo, aplink tu kelius. aplink kelius ir ant krūtinės truputį sunku. Ant krūtinės sunku. Nu, čia kažkaip atrodo toksai, atrodo norėtųsi paleisti. Gerai, gerai, kad jauti. Stebėti tą. Aš manau, tai pasileis po truputėlį. Ne per prievartą, bet tiesiog po truputėlį. Dabar kažkaip mažiau tos drebėjimus, toksai matosi. Tokia greičiau vibracija turi kūnas. Irgi gerai. Aišku, jeigu nori stipresnio, gali plačiau kelius padaryti ir tada atsiras ir stipresnis. Nenoriu, nes jau vis per sunku. Tai va, ir gerai labai, kad tu gali reguliuotis, kad tu pabūti tokioj ramioj pozicijoj. Jauti save, tai labai gerai. Gal užtenka jau. Daugiau nebedrebėsim, dar gali tiesiog pabūti šiek tiek ramiau. Jeigu norisi, gali ir sumerkti, tiesiog dabar pagulėti. Jau užtenka. Ne, prikelsiu į pakankamai. Paskui mokymus nespėsiu. Pradėsiu vakare, kažkaip jau atrodo. Dar pabūk kelias minutes tiesiog ramiai ir užbaigsi.
Okei. Jie viskas gerai, pusė pirmos atvažiuoja pasiimti. Mm. Nu, greitu metu vaikaisim. Получить man pusė, kitoj pusė, paskui galima. Tiek. Или sau galvoj biškį įsivardinti, matau, žalią spalvą, matau, mėlyną kokią spalvą, matai. Jo, nusileidžiu aukščiau, pamatykime. Tam. Truputėlį galėsiu įsijudinti, kaip norisi, galbūt nuo pirštelių pajudinti, pėdų, rankų, delnus, riešus, pėdas. Pasitempti, jeigu norisi, išjudinti kojas, rankas. Dažnai klausau meditaciją ir po to tie prasitempimai būna, tai taip kojas sutraukia. Net atrodo čia nugarą kažkur, tai šoną, ojas. Bet Dabar taip netraukia? Ne, bet taip norisi, nu taip atrodo tą meditaciją paklausai ir taip norisi išsijudinti, išsitempti visai rankas ten padėti ar ką, tai visą. O vaistų turiu, bet neturiu kada gerti. Gerai. Kai būsi pasiruošus, tiesiog atsigulk ant šono ir su rankų pagalba atsistumsi į sėdinį poziciją. Biškį galvos vargsta. Išjungsiu kamerą.